Ar galite pagaminti nestandartinę reklamą, kuri trauktų žmonių dėmesį ir skatintų užeiti į parduotuvę? O, taip, tikrai galim. Mes galime pagaminti beveik viską. Prabangų kepalų gamintojas norėjo ne tik gražaus vaizdą, bet ir sukurti jausmą, kuris perteiktų kvapo atmosferą. O kadangi kvapas turėjo būti vaisinis, nusprendėme sukurti didelius dekoratyvinius vaisius. Kaip tiksliai mes juos gaminame, paslapties iki galo neišduosim, bet šiek tiek parodysim. Visas projektas yra rankų darbas. Iš pradžių formavome vaisius iš putplasčio. Vėliau juos kruopščiai apdirbome ir šlifavome rankomis. Tai kilo klausimas, o kaip padaryti, kad objektas būtų ilgaamžis ir atsparus smūgiams. Padengėme specialią dangą. Ji tokia tvirta, kad galima smarkiai trenkti ir nieko jie neatsitiks. Kad atkartoti kuo geresnį vaizdą, pirkome tikrus vaisius, kad dailininkai galėtų sukurti kuo tikslesnę spalvų kopiją. Nu, ir štai rezultatas. Nors montavimo metu parduotuvė buvo uždaryta, atrodė, kad visi praeiviai nori patekti vidun. O kaip jums atrodo, štai tokia reklamos gamyba veikia?